Na ir kas labai svarbu, tai 1765 metais Šiaulių ekonomijos administratoriumi yra Seimo paskiriamas Antanas Tyzenhauzas. Su Antano Tyzenhauzo atėjimu, valdymu yra susijusios didžiausios Šiauliams reformoms per visą tą laikotarpį. Kaip jau minėjau, prasideda tas mūriniai Šiauliai nuo bažnyčios statybos, o dabar vėliau dvaro statybos, ir dabar jau Antanas Tyzenhauzas pasitelkęs architektus, statybininkus, ne tik vietinius, bet ir iš užsienio, perprojektuoja Šiaulius, ištiesina gatves, šachmatinę formą gatvės turi eiti ir pradeda statyti mūrinius namus. Taip pat dėl to, kad būtų oras švaresnis, gatvės liepiamos apsodinti liepomis, šermukšniais ir kitais medžiais. Deja, iš tų namų beveik nieko neišlikę. Tai, kad namai buvo statomi, mūriniai namai buvo statomi, žinoma, yra pažangu, bet reikia atsiminti, kad miestiečiai patys turėjo tuos namus už savo pinigus statytis. O miestiečiai nebuvo pakankamai turtingi ir kad pasistatytų. Todėl buvo prieita kompromiso, tai yra fasadinė dalis buvo mūrinė, o kiemo dalis buvo medinė statoma. Tokių namų Šiauliuose neišlikę, bet jeigu nuvažiuotumėte į Gardiną, tai tokių namų dar Gardine galime rasti to pačio laikmečio ir to paties projekto. Faktiškai Gardino ir Šiaulių namai buvo tokio pat projekto, taigi tai rodo vėlgi, kad dalinai mūriniai Šiauliai buvo. Dar vienas dalykas susijęs su Antanu Tyzenhauzu, tai kad jis norėjo, kad Šiaulių ekonomija duotų daugiau pelno, nes žinoma, dalis pelno tekdavo jam kaip administratoriui, kita dalis nueidavo į karaliaus iždą. Taigi reikėjo pagyvinti gyvenimą, ne tik tai užkrauti naujus mokesčius, perstatyti, pasikviesti meistrus, pradėti steigti manufaktūras. Beje, Šiauliuose buvo įsteigta drobės manufaktūra pirmoji Tyzenhauzo laikais. Bet taip pat reikėjo ir tą tokį politinį, pilietinį gyvenimą suaktyvinti ir Antano Tyzenhauzo rūpesčių. Seimas 1775 metais leido įsteigti Šiaulių reparticiją. Ką tai reiškia reparticija? Žemaitija visa anksčiau buvo kaip viena ir buvo vienas seimelis, kaip vienas pavietas ir vienas seimelis ir Raseiniuose centras. Čia vykdavo Raseiniuose seimeliai, čia buvo įkurti žemės pilies pakamario teismai, o tai reiškia, kas visi į seimelius atvykę bajorai iš visos Žemaitijos suplaukdavo į Raseinius, o tai reiškia ir nuoma, ir valgymas, ir pagerimas, ir šiaip pinigų leidimas. Dabar įsteigus Šiaulių reparticiją, tai atsirado dvi reparticijos Raseinių ir Šiaulių. Ir Šiaulių reparticijai priklausė 15 Žemaitijos valsčių iš 29, bet tiesa pagal gyventojų skaičių Raseiniams daugiau priklausė. Ir neatsitiktinai netrukus Šiauliuose, greičiausia bažnyčioje, buvo pradėti šaukti seimeliai Šiaulių reparticijos, į kurį suvykdavo nuo maždaug 400 iki 1000 bajorų. O tai įsivaizduokite, kiek pagyvina prekyba Šiauliuose. Taip pat buvo įsteigti ir pilies bei žemės teismai, o vėliau ir į Šiaulių reparticiją perkeltas ir pakamario teismas, beje, pakamario teisėju buvo Jokūbas Nagurskis nuo Kurtuvėnų. Taigi Šiauliai iš tikrųjų atsigavo ir neatsitiktinai jau Antaną Tyzenhauzą nušalinus nuo pareigų, visgi miestas buvo pakankamai stiprus ir kada 1791 metais balandžio 18 dieną
buvo priimtas miestų įstatymas, kuriuo leista steigti naujus magdeburginius miestus, tai jau netrukus Šiaulių miestiečiai buvo pirmieji, kurie paprašė tokios privilegijos. Ir Šiauliai tapo 91 metais magdeburginiu miestu su savo savivalda. Tai rodo, kiek miestiečiai buvo stiprus. Kita vertus, žinoma, Antano Tyzenhauzo reformos iššaukė ir pasipiktinimą, nes kadangi valsčių valdė laikytojai, tai matyt nebuvo tokio didelio spaudimo ir valstiečiai pakankamai lengvai gyveno ir galime pastebėti, kad jau 18 amžiuje daugelis Šiaulių valsčiaus valstiečių yra pakankamai turtingi. Ir 1769 metų sukilimas rodo, kad valstiečiai valdė ne vieną valaką, kaip jiems priklausė, o galėjo valdyti ir 5 ir 8. Na, o vienas valakas tai yra virš 21 hektarų. Taigi reikia įsivaizduoti, galima sakyti, tai buvo buožių sukilimas, nes Antanas Tyzenhauzas pareikalavo, kad kas valdo virš vieno valako, privalo grąžinti dvarų. Na ir žinoma, tai sukėlė didžiulį nepasitenkinimą ir sukilo. Beje, vykdant reformą, Antanui Tyzenhauzui reikėjo labai daug išsilavinusių žmonių, na ir jis pristeigė daugybę įvairiausių mokyklų, profesinių mokyklų Gardine ir iš ekonomijų, Alytaus, Šiaulių, Gardino ekonomijų, Kobrino ekonomijų turėjo būti siunčiami 15-16 metų jaunuoliai į Gardino mokyklas, kad jie būtų paruošiami vėlesniai profesiniai veiklai. Tai rodo ataskaitos profesūros, kad labiausiai pageidaujami buvo šiauliečiai mokiniai, kaip patys gabiausi. Kai kurie jų net vyko vėliau į užsienį studijuoti. Bet kita vertus vėlgi, tai buvo vaikai atplėšiami iš šeimų, niekas jų neklausė, nori, nenori jie vykti, nori ar nenori manufaktūrose dirbti, o tiesiog liepdavo. Ir tai, žinoma, sukėlė nepasitenkinimą ir sukilimą.